gaivina, padrasina, per šlovinimą taip pat. Ir man toks yra įdomus momentas. Tik nustoja vest mūsų šlovinime ir mes nutylam, bet gerai, kad dar truputėlį niuniuoja. Bet yra svarbu, kada kažkas veda. Ir tam dvasiniam kely mūsų su Dievu yra labai svarbu laikytis vedlio. Viešpats yra mūsų vedlys. Ir kartais atrodo, netgi gyvenime būna tokie momentai, kaip ir tu žinai kelią, bet kai yra vedlys, tu negalvoji, tu seki iš paskos. Ir staiga, kaip ir esi žinomoje vietoje, bet jeigu vedlys staiga nustoja vesti, tu galvoji, kur dabar judėti, kokios krypties laikytis. Tai vat Viešpats iš savo pusės jis pažadėjo, kad jis niekada nepaliks, jis bus tas vedlys, bet mums reikia jį sekti, įsiklausyti ir atsiliepti jo kvietimą. Ir sako, jo avis pažįsta jo balsą. Mes turėtume jį atpažinti iš daugelio balsų. Ir visai neseniai toks buvo įdomus momentas. Mūsų jauniausias anūkas, jam vakar su jam mėnuo. Ir jis ten nerimsta. Ir staiga mama jį pasiėmė, jo mama, mūsų dukra. Ir jisai staiga tą pačią, atrodo, sekundę miega. Ir galvojam, dėl ko. Ir priežastis yra ne tik mamoje, bet kvape. Ir jinai sako kvapas. Ir kitą kartą, aišku, mes kaip žmonės gudraujam, paėmėm tokį, galima sakyti, minkštą tokį medliuką ir padėjom jam prie veido ir jis irgi miega, jausdamas tą mamos kvapą. Ir atrodytų tiek nedaug reikia, kad ateitų ta ramybė ir ateitų tas saugumas ir toks kaip ir atrodytų tik 1 mėnesio kūdikis, jis jau supranta tą artumo jausmą. Aišku, jis supranta dar anksčiau, bet supranta labai aiškiai per kvapą. Nemato, nes skaitoma, kad taip kažką jau geriau pradeda matyti 3 mėnesių, paskui dar geriau, bet jaučia. Ir vat tam dvasiniam mūsų kely, kaip yra svarbu turėti tą uoslę, užuosti, atpažinti tą Viešpaties kvietimą ir jo sekti visą laiką. Nes šiais laikais mes gyvenam, kad yra daug visokių kvietimų, mus kviečia daug kur. Įvairūs balsai, įvairūs kvapai, įvairūs, galima sakyti, protingi, gudrūs dalykai, bet Viešpats kviečia sekti jį, pasirinkti jį, pastatyti jį į pirmą vietą savo gyvenime. Ir tas nėra taip lengva, kad yra tiek daug pasirinkimų, tiek daug pasiūlymų. Ir čia lygiai kaip kažkada būdavo, kada tu ateini į parduotuvę ir matai vieną rūšį batų, tu tiesiog pasirenki ją, nes nėra kito pasirinkimo. Bet dabar reikia rinktis iš daugybės rūšių ir pasirinkti, kas patogiausia, kas priimtiniausia ir taip toliau. Tai tam Dievo kely irgi mes turim daug pasirinkimų, bet Viešpats kviečia rinktis jį, rinktis tiesą, rinktis tą Dievo žodį, rinktis tai, kas yra vertybės, tai, kas mus maitina, augina, stiprina, keičia ir panašiai. Šiandien truputėlį keletą tokių dalykų, mes vis dar kalbam apie Dievo karalystę, gal dar kurį laiką kalbėsim, gal kartais nueisim prie kitų temų, bet vėl prie šitos temos grįšim, nes iš tikrųjų čia yra daug labai stiprių dalykų, kurių negalima nekalbėti ir į kuriuos negalima nesigilinti. Ir dažnai yra taip, kad kada mes nesuprantam, kaip ta Dievo karalystė veikia mūsų gyvenime, mes gal net kartais galima taip drąsiai pasakyti, tų krikščionybės nesuprantam arba Dievo karalystės tų veikimo principų nesuprantam. Čia panašiai kaip vienas mano pažįstamas išsinuomavo mašiną ir sako, žinai, sako, nėra, sako, navigacijos, nieko čia nėra, sako. Paskui, sako, aš suradau laidą
pajungiau telefoną ir viskas atsirado. Ir navigacija, ir sako, pati geriausia, pati naujausia. Tiesiog biškelį buvo moderniau negu tikiesi kartais. Ir va tam dvasiniam kely Viešpats yra viską davęs, bet tu gali turėti labai gerus įrankius, bet nemokėti jais naudotis. Ir Dievo karalystės tie įrankiai yra nuostabus, apie ką kalba Dievo žodis. Ir Viešpats kviečia jais naudotis. Ir Dovydas suvokia tą didelę tokią privilegiją, kad Dievas tą karalystę ateinančią suteikė jam galimybę priimti, joje dalyvauti. Ir daug kur mes šlovinime jo matom, tai jis suvokia Dievo didybę ir jis nesiliauja, principe, visose psalmėse, jis nesiliauja stebėtis Dievo didybę. Ir ten laiks nuo laiko jisai, aišku, kalba ir apie priešus, ir apie išbandymus, ir apie sunkumus, ir apie viską, bet vis tiek iš esmės jisai kalba ir apie Dievo daug didybę, apie Dievo tą valdymą, viešpatavimą ir panašiai. Ir apreiškimas galbūt toks labai stiprus buvo tame, kad Dievas yra tas išskirtinis Dievas Jahvė, kuriam niekas negali prilygti. Ypatingas Dievas, ypatingas Dievas, kuriam jokie kiti dievai niekaip neprilygsta. Ir kad Dievas išlaisvina savo tautą, išvesdamas ją, jeigu taip žiūrėt, kiekvieną dalyką pradėt nagrinėti ir žiūrėt, kaip Dievas išveda savo tautą iš Egipto, tai iš tikrųjų, jeigu taip labai įsigilintum ir pasinertum į visą tą ir taip įsivaizduotum, kas ten vyksta, tai galutiniam rezultate norėtus pult ant kelių ir sakyti, Viešpatie, tu tokių fantastiškų ten dalykų padarėjai. Nes visos duris uždarytos, niekas išleisti nenori, jokių galimybių nėra. Ir Dievas taip po truputėlį atrakina. Ir man tokia mintis labai patiko, labai stipriai pasirodė, kad kada Dievas ištinka Egipto žemę ir miršta jų pirmagimiai, tai ir kada miršta pirmagimis faraono šeimoje, tai iš tikrųjų pagal to meto filosofiją ir supratimą faraonas buvo prilyginamas Dievui. Jis buvo toks tarsi, net ne žmogus, tarsi Dievas, toks pusdievis, gal galim būtų pavadinti, jeigu taip aiškiau mums būtų. Ir dabar reiškia Izraelio Dievas toks galingas, kad jis tą, kuris paveldės sostą, jo sūnų, jis jį sunaikina. Ir jis tada jau įvyksta tas lūžis, nes iki tol visos tos nelaimės, visos tos bėdos, visi tie skeriai ir vanduo virtęs krauju ir kiti dalykai dar neįtikina faraoną. Bet kada jau miršta, kada į jo namus ateina mirtis, tada jisai supranta, kad jau tas Dievas yra toks galingas Dievas, kad jo dievybė visa negali atsilaikyti prieš visą šitą. Tai va tokį Dievą mes pažįstam. Ir arba kitaip sakant, bandom pažinti. Nes jeigu pažintume pilnai, tai mes galėtume leisti Dievo jėgai ir veikti mumyse pilnai. Bet yra daug sričių, kur mes dar Dievo jėgos neįsileidžiam arba nepatikim jos veikimu, arba netgi kartais nepagalvojam, kad čia Viešpats savo jėgoje galėtų veikti ir kažką tai padaryti. Ir čia yra tokie žodžiai užrašyti ir Izaijo išėjimo knygoj. Sako, tu išsirinkai Izraelį, kad jis būtų tavo tauta per amžius, o tu, Viešpatie, tapai jiems Dievu. O galutinis toks kaip ir šitos sandoros rezultatas yra tas Dievo miestas, apie kurį apreiškimo 21 skyriui 3 eilutėje kalba jau Jonas. Tai vat viskas prasideda nuo pradžios ir baigėsi apreiškimu. Ir truputėlį norėjau pakalbėti apie Saliamoną. Kuo ypatingas yra Saliamonas.
kuo ypatingas yra jo valdymas, karaliavimas ir visi kiti dalykai. Ir kada mes žiūrim, kad Dievas pažadėjo, kad Saliamonas bus tas, kuris pastatys šventyklą mano garbei, ir ką mes atrandam, kas vyksta Saliamono valdymo laikais. Ir šitas laikotarpis toks Izraelio istorijoje laikomas aukso amžių. Simbolizuoja, kaip turėtų atrodyti galutinė Dievo tokia Dievo karalystės išraiška. Kad būtų aiškiau, mes tokiais faktais paskui pasiremsim. Ir kiekvienas skirsnis toks tarsi atskleidžia vis kitą Saliamono tokį valdymo aspektą. Kadangi Saliamonas buvo Dievo pateptas, Dievo skirtas vadovas, jo viešpatavimas atskleidžia tokius skirtingus Dievo karalystės, tokius galima būtų sakyti aspektus. Ir vienas toksai būtų, kad karalystė kaip gausa, gerovė ir toks šventimas, šventė. Dievas Abraomui pažadėjo, kad Izraelio tauta bus gausi, jo palikuonių bus kaip smilčių pajūry. Sauja pasemtum smilčių, reiktų jas suskaičiuoti, greičiausiai pamestumėm skaičių greitai. Mes šįryt tokį šnektelėjom dalyką, kažkuris, aš dabar neatsimenu, bet iš Lietuvos kunigaikščių norėjo, kad jam išsiuvinėtų drobę. Drobę siuvinėdavo dažniausiai 12 metų. Bet jis panorėjo greičiau. Jis pasakė, kad noriu greičiau, kad tai būtų padaryta. Ir žmonės dirbo, tie siuvinėtojai, galim sakyti, piešė siuvinėjimo būdu paveikslą, dieną naktį. Jis jiems mokėjo papildomai. Tai jie sugebėjo pagreitinti tą procesą ir išsiuvinėjo per metus. Tai įsivaizduojat, va čia tokie yra įdomus, kada žiūri į laiką, tu matai, atrodytų, tik tokį mažą dalyką, jeigu taip įsivaizduojat, vieną drobę išsiuvinėt, kur ten būtų atsispindėtų ar jo gyvenimas, ar ten jo šeima, ar dar kažkas, užtrukdavo 12 metų. O kiek dar visokių procesų vykdavo visoje karalystėje. Tai čia kalbant apie laiką. Ir iš tikrųjų šitas pažadas pradėjo taip pilnai įsiviešpatauti Saliamono laikais, kad bus tavo palikuonių kaip smilčių pajūry. Tauta gausėja. Jeigu žiūrėt jau Dovydo laikais, vyko tokie dalykai, kad Dovydas nemažai užkariavo tautų, kurios paskui mokėjo duoklę, galim sakyti, iždas iš to pilnėjo, iš to turtėjo, taip galima sakyti, Izraelis. Ir tauta gausėjo, jie valgė, gėrė, linksminosi. Ir tai buvo tikra tokia puota ir toks tikras, galim sakyti, džiaugsmas, tikras, jeigu taip kaip vėliau žiūrint, tai tikras šalomas, taip sakant, taika, ramybė ir pilnatvė. Šalomas, ką galim sakyti, tokia kaip ir reikšmė. Ir kada ir Saliamono valdymas simbolizuoja, jeigu mes taip skaitytume labai išsamei, netgi tos visus faktus, kurie ten surašyti, galbūt kartais neįdomus atrodo, ką jie simbolizuoja? Jie simbolizuoja tokį, bet kada Dievas valdo, nieko netrūksta ir yra visiška pilnatvė. Ir Dievas per tą Saliamono laikotarpį tarsi visam pasauliui ir mum iki šiol gyvenantiems bando pasakyti, kas yra gyvenimas Dievo karalystėje. Gyvenimas tame, kada tu gyveni, tu esi pilnas Dievo ir tau nieko netrūksta. Tavo dvasia pamaitinta, tavo vidus atgaivintas ir taip toliau. Ir apie senovės artimųjų rytų monarchus buvo sprendžiama pagal tai, koks jo galingumas, koks jo, galim sakyti, didingumas, svarbumas
pagal tai, kiek dvariškių yra jo rūmuose ir kokia ta rūmų didybė. Ir kuo didesnis rūmų stalas, kuo daugiau kilmingų dvariškių ir užsienio kažkokių ambasadorių atstovų sėdi prie tavo stalo, tuo skaitosi didesnės šlovės yra karalius. Ir Saliamonas valdė nuo Tifsacho iki Gazos. Girdėtas toksai pavadinimas. Tačiau jo įtaka siekė kur kas toliau ir buvo juntama net už jo valdomos teritorijos ribų. Ir manoma, kad jo rūmininkų tikriausiai buvo daugiau negu šiais laikais jungtinių tautų pareigūnų per suvažiavimą. Įsivaizduojate, kokie tai yra mastai. Saliamonui kasdien pristatydavo 30 homerų smulkių ir 60 homerų paprastų miltų. Čia nebent Veslavas pasakys, kas yra homerai, nežinau. Reiktų googlinti. Bet netaip svarbu, toliau bus aiškiau. 60 homerų paprastų miltų, 10 nupenėtų jaučių, 20 jaučių iš ganyklos ir 100 avių, neskaičiuojant elnių, gazelių, stirnų ir nupenėtų paukščių pietums. Extra all inclusive. Tai va, čia pirma Karalių knyga, 4 skyrius, kur jau ten lyginti su mūsų laikų kuklia virtuvė. Šebos karalienė tiesiog buvo priblokšta Saliamono išminties ir turtų gausos. Bet labai įdomus dalykas, kad jeigu žiūrėti Izraelį ir visoje Biblijoje ir visur, kur yra rašoma, visur eina du paraleliai, du dalykai. Dievo dalyvavimas visur. Visur išaukštinami ne turtai, ne klestėjimas, ne šitas gausybė visų tų dalykų, bet visur išaukštinama, kad Dievas yra karalius. Ir kada Dievas yra karalius, karalystė klesti. Čia galima būtų daug paralelių tokių išvesti. Lygiai tą patį galima būtų sakyti ir su mūsų širdim. Kada Dievas yra karalius mūsų širdyje, tada šita karalystė, tai yra mūsų širdis, klesti. Jie pilna šventimo, pilna džiaugsmo, pilna Dievo, pilna ramybės ir taip toliau. Mes paskui ateisim prie Naujojo testamento. Karalystė, taika ir ramybė. Hebrajų tas terminas šalom, kaip aš kalbėjau, kur kas daugiau reiškia negu taiką ar karo nebuvimą. Šis žodis reiškia gerovę, klestėjimą visose gyvenimo sferose. Sveikata, santuoka, vaikai, daug vaikų ir taip toliau. Santykiai su kaimynais, javai, galvijai, vynuogynai, vaismedžiai, oras, puotos, garbinimas, šventės ir taip toliau. Čia reiškia šalom. Tais laikais ne tik rūmai skendėjo prabangoj, bet ir kiekviena izraelitų šeimyna sėmėsi iš gausybės rago. Kiekviena šeima gyveno po savo vynuogynų, savo figmedžių. Ir jie patyrė tą šalom dėl sėkmingos Saliamono tokios vedamos politikos ir tos ekonomikos, kuri klestėjo. Jeigu reikia raštų vietos, 1 Karalių 4, 25-28. Gyvenimas tos karalystės. Izraelitai niekuomet nepabrėžė tos ribos tarp materialinių ir dvasinių dalykų. Jie visą laiką vertino ir tai, eina kartu, suvokia, kad tai ateina iš aukštybių Dievo, tai neateina iš mūsų pačių nuopelnų. Ir kad karalystė reiškia ne tik materialinį klestėjimą, bet tai reiškia tai, ką suteikia Dievas. Ir Saliamonas turėjo tokį didelį žvalgumą, būdamas Dievo paskirtų karaliumi. Jis viską matė iš tokios karalystės perspektyvos. Dėl to, dar net nepradėjus valdyti Saliamonui, jisai meldžia vieno labai svarbaus dalyko – išminties.
nes jisai mato, kaip yra sudėtinga šitą tautą valdyti, nes jinai nukrypsta tai į vieną pusę, tai į kitą pusę. Ir iki ateinant Saliamonui valdyti, mes randam daug tokių parašymų Biblijoje. Karaliavo toks karalius, garbino stabus, nepatiko Dievui, mirė. Atėjo toks karalius, garbino stabus, nepatiko Dievui, mirė. Vat iš esmės apie tą karalių yra parašyta, 1-2 sakiniai. Ir paskui galų gale, ir ten pakliuvo Izraelis į visokias vergyjas, į visokius dalykus. Ir Dievas duoda vis pažadų, kad yra viltis į ateitį. Ir kai žmogaus karalystė mąstymą formuoja karalystė, jam gimsta regėjimai. Toks žmogus mato plačiau. Ir jeigu sulygina, kad žmonių skaičius bus kaip smilčių pajūry, tai tam karaliui reikalingas labai toks platus matymas. Nes įsivaizduokit, kaip viskas keičiasi. Atsimenu vieno tokio verslininko tokį straipsnį, kuris sako, vienaip mes veikiam savo įmonėje, kada buvo, sako, 5 žmonės, kitaip veikiam, kada buvo 20, ir visai kitaip pradėjom veikti, kada tų žmonių pasidarė 200. Ir sako, tu galvoji, kad tu viską gali, bet tu nieko nebegali padaryti vienas, nebegali išspręsti problemų, nebegali valdyti, nes tiesiog tu esi ribotas. Ir tuo labiau, kada tu vadovauji tautai, reikia tiek daug išminties ir tiek Dievo malonės. Ir kartais tas pats yra su bažnyčia. Kol mes bažnyčia esame, pavyzdžiui, 2, tai yra vienaip, kol esame 5, dar kitaip, kol mūsų ten 20, dar kitaip, bet kada yra 200, jau vėl kiti dalykai, kad kiekvieno poreikio, kiekvieno širdis būtų sureaguota, pamatyta, užgirsta ir kad Dievo darbas įvyktų. Nes tikslas yra, kad žmogus atėjęs į bažnyčią, jisai patirtų išlaisvinimą, jis užgirstų, aišku, visų pirma gerą žinią apie viešpatį, po to jisai patirtų tą išgelbėjimą, po to jisai būtų išgydytas, išlaisvintas, išgelbėtas visom prasmėm ir kad jisai galėtų atsistoti tvirtai ant to Dievo pamato ir galėtų po truputėlį tapti Kristaus mokiniu, kuris moko kitus ir kuris jau kitiems žmonėms padeda ateiti į Dievo karalystę. Bet nežiūrint viso to, jam vis tiek visą laiką reikia ir mokinystės, ir paguodos, ir padrasnimo, ir pagalbos, ir visko. Ir atrodytų, va tokiam mažam organizme kaip bažnyčia, o čia visai tautai. Ir tokios Dievo išminties reikia, kuris praplečia visas ribas. Ir su savo siaurumu arba ribotumu mes daug ko negalim padaryti. Ir Saliamonas atrodo prie viso to užimtumo, prie viso šitos veiklos, nežiūrint to, jis yra sukūręs, kaip skaičiuojama, apie 3000 patarlių, apie 32 tokius eilėraščius, galima būtų sakyti, eiliuotus tokius pasisakymus, mintis. Ir pilnas patarimų, galima sakyti, pavadinti Saliamoną, kad jis yra instagrameris ir influenceris ir dar visoks, nes jis, ką jis daro, jisai duoda praktinius patarimus, jisai duoda labai aiškias mintis žmonių gyvenimui jau tam laike. Jis labai aiškiai pasako, kas bus, jeigu tu renkiesi Dievą, kas bus kitais atvejais, kaip išmintingai gyventi. Jis sako daug ką patarlėm, palyginimais, tokiais gražiais paaiškinimais ir taip toliau. Kitas sakoma, kad Saliamonas sukūrė
1005 giesmes ir taip toliau. Ir tai yra toks kaip ir Mesijo patepimas, galima sakyti. Nu, čia toks, galima aišku dėl to ginčytis, bet kaip galim sakyti, tarsi tas pats patepimas, kurį paskui mes matom einantį kaip tą liniją iš kartos į kartą, kuris labai stipriai pasireiškia Jėzuje, taip jeigu paprasčiau pasakius. Ir giesmių giesmė irgi priskiriama yra Saliamonui, kas laikoma tokiu literatūriniu, galima sakyti, šedevru, kuris ten labai vaizdžiai, labai išraiškingai kalba, išreiškia tokią, galima sakyti, romantinę ir atrodytų kūnišką meilę. Bet visos jo giesmės ir viskas yra skirta Dievo garbinimui, ne šiaip. Ir galima pavadinti, kad tai yra dvasiniai tokie kūriniai, dvasinis giesmės. Ir žiūrint į tai, mes matom tokia, viskas atspindi karalystę ir hebrajišką tokią pasaulėžiūrą, pagal kurią visas gyvenimas ir kiekviena sfera, jeigu taip skaitytume Saliamono patarlės ir giesmės, viską, ir iš tos perspektyvos, kaip čia reiktų suprasti, taip, kad Saliamonas labai aiškiai pasako, kiekviena sritis, kiekviena sfera yra atiduota Dievui. Atiduota tam, kad pašlovint viešpatį. Kaip aš kažkada sakiau, kad kartais mes ieškom Dievo valios savo gyvenime ir sakom, Dieve, kokia tavo valia mano gyvenime? Ir kad vienas iš pagrindinių labai paprastų atsakymų yra savo gyvenimu pašlovint viešpatį. Ten 60, 90, 100 metų, kiek tau Dievo bus duota, savo visų gyvenimų pašlovint viešpatį. Ir kuo gyvenimas trumpėja, tuo lieka mažiau laiko jį pašlovinti. Dėl to reikia skubėti. Ir dar toks labai įdomus dalykas, atrodytų toks užimtas karalius Saliamonas, puikus biologas, zoologas, ornitologas ir dar visoks ologas, dar yra ir kitų sričių ir daugelio kūrinijos sričių žinovas, nes jis labai vaizdžiai aprašo kūrinyje, visokią, galim sakyti. Ir tuo pačiu jisai labai aiškiai iškalba, kaip Dievas viską valdo, kaip viskas yra Dievo rankose. Ir tada noriu sakyti, ant kiek reikia būti kvailam, kad pradėt galvot, kad aš galiu kažkaip tai pradėti kažką valdyti pats. Kai iš tikrųjų viską viešpats valdo ir jisai ne šiaip, kad valdo ir diktatorius yra, jis kviečia visą tai daryti kartu su juo. Kartu su juo harmonijai. Ir vietoj to, kad kovoti ir bandyti dar kažką pačiam pavaldyti biškelį, pasiduoti Dievui ir judėti kartu su juo valdyti. Kartu griaut kartais tas tamsos darbus, griaut tą melą, kurį mes girdim savo širdyje kartais. Leist Dievui išlaisvinti mus ir panašiai. Nes Dovydo laikais jau gimsta tokie nauji dalykai. Garbinimas šoka tokį aukštą naują lygį. Ir čia vat kaip skaitė brolius, kad visokiais instrumentais jau pradeda viešpatį garbinti. Visais įmanomais būdais, šokiais ir taip toliau garbinti viešpatį. Galim sakyti, toks ateina muzikinis tarnavimas jau aukštam lygiai. Ir jeigu atsimenat, kai Saliamonas pastatė šventyklą ir vyko jos toks kaip ir atidarimas ir visi šlovino viešpatį, Dievo artumas buvo. Aš kažkada tokį su kažko kalbėjau ir labai buvo sunku išaiškinti, sakau, įsivaizduok, kad tu esi tokiam tirštam kisieliui. Dievo artumo buvo taip tiršta, kad tu negali net pajudėti. Tu atrodo,
įklimpęs į tą Dievo artumą, klampus tas Dievo artumas, taip net ant kojų tu negali pastovėti, negali pasisukti, ten tiršta Dievo artumą, tiesiog labai stipriai. Tai galima tai būtų sakyti, Dievo dvasia taip stipriai veikia ten, Dievui taip džiugu buvo matyti tą šlovinančią širdis, to šlovinančių žmonės, kad Dievas atėjo su visa savo galybė, su visa savo tokia dvasios tirštuma ir tos žmonės palaimino. Tai ar neverta mums, mūsų gyvenime šiandieniniam, šlovinti viešpatį kuo daugiau? Ar neverta mums patirti tą Dievo malonę ir jėgą tokią, kad atrodytų, kad tu negali stovėti, nes tiek daug yra viešpatės. Ir tai yra nesuvaidinta, nesugalvota, ne kažkaip tai sumanipuliuota ar užpumpuota kažkaip, bet iš tikrųjų tikra. Ir daugelio psalmių kontekstas Izraelio yra tikėjimas, trykštantis iš karalystės galios ir to aukso amžiaus. Ir Izraelio tauta tada prisimena tikėjimą Dievu, jo kaip karaliumi, prisimena išėjimą, Kanano užkariavimą, Dovydo pergalės. Dievas yra viso žemės karalius, sėdintis šlovingam savo dangiško šventyklos soste. Psalmė 47:7. Viešpats yra karalius todėl, kad jis įsiveržė žmonijos istoriją ir gali įsiveržti, kada tik panorėjęs ir kokiais tik panorėjęs būdais. Ir kad kuo giliau mes suvokiam Dievo valdymą, kad jis apima visas mūsų gyvenimo sritis. Tuo aiškiai, tuo labiau matom, kokią Dievo šlovė gaubia jo sostą, koks jis yra didis. Ir kur sako, jį supa miriadai, begalinis skaičius angelų ir jo buvimas nuostabus ir baimė keliantis. Sako, ir jis apsivilkęs didybę. Yra tekę kalbėti su keletu žmonių, kurie, pavyzdžiui, sako, turi susitikimą su kai kurių šalių prezidentais. Ir atrodytų, kas tai yra, žmogus sutinka žmogų. Bet sako, kuo didesnė to žmogaus, kuo jis labiau, toks yra valdingas, valdantis. Vyksta įdomus dalykas, kada, sako, tu jau lauki to susitikimo, tu visur, sako, jauti tokią, kad tokia gan didelė įtampa. Ir ta įtampa kelia ne tik tai baimę arba, galim sakyti, nepatogumas, bet tas užtaisas, kurį tas žmogus savyje turi. Ta valdžia, kuri jam duota šito laikotarpiu ją naudotis. Tai čia yra tik žmogiška, nedidelė kažkokios šalies prezidento mažesnės ar didesnės valdžia. O čia mes kalbam apie Dievo valdžią, kuri yra nesulyginamai didesnė. Ir dėl to suprantama man, kad čia pasakyta, kad jis apsivilkęs didybę ir baimę keliantis. Ne tai, kad aš bijau Dievo, bet tai, kad aš jaučiu tą Dievo didybę, taip žmogiškai bijau turiu omeny, bet jaučiu tą Dievo didybę ir aš suvokiu, koks ir jis yra didis ir koks aš nesu didis. Ir kad man noris jo žavėtis. Ir kad jis valdo visas tautas, visą pasaulį ir visą gamtos pasaulį. Ir labai svarbus momentas, galbūt labai pats svarbiausias, apie ką kalba ir Senas ir Naujas Testamentas, kad Dievo įsikišimas į mūsų gyvenimą, arba tas Dievo valdymas atneša išlaisvinimą nuo vergystės, kaip kad išėjime iš Egipto žemės, nuo vergystės, nuo klajonių dykumoje, nuo svetimos tautos priespaudos.
Bet Dievo karalystės valdymas toks teisingas, tau galimybę pajausti, ką reiškia išmintingas ir teisingas valdymas ir gyventi ne priespaudoj, ne baimiai. Kad Dievas yra tas, kuris prispaustųjų teisės apgina, kuris remia, pamaitina alkstančius, remia našles ir našlaičius, išlaisvina belaisvius. Mes kiekvienas kažkur esam belaisviai, kažkur alkani, kažkur nelaimingi, kažkur prispausti, visokie. Ir Viešpats ateina, kad mus padaryti laisvais. Vat būtent ta karalystės žinia, mesgi turim visokių nelaisvių, kažkokių baimių, kažkas turi galbūt, kažkas turi finansinę nelaisvę, kažkas seksualinę nelaisvę, kažkas dar kokią nors nelaisvę. Visokių nelaisvių mes turim savo gyvenime. Kažkas turi nelaisvę savo protę, kažkas širdį, kažkas kūne. Mes turim visokiausių nelaisvių. Ir pažiūrėkim kiekvieną sritį, kur mes pasijaučiam, kad mes, va čia aš nelaisvas, čia aš kompleksuoju, čia aš negražus, čia aš dar kažkoks. Kad kiekvieną sritį, tokia netgi žemiška labai ir dvasinė tuo pačiu. Ir Viešpats sako, aš atėjau išlaisvinti tave, padaryti laisvu, kad tu nebebūtum vergas, bet būtum laisvas. Kaip bebūtų liūdna, aš gal sakyčiau, netgi po tiek daug metų tikėjimo, netgi aš sakyčiau, dar iki galo nesuprantu, ką Viešpats pasiruošęs duoti. Bandau suprasti, galvoju kartais, kad aš suprantu, bet aš galvoju, kad mes nei vienas iki galo nesuprantam. Ir kada tu nesupranti, tada tu ir neįsileidi Viešpatės į tą sritį, kurios tu nesupranti. Nes jeigu suprastum, tai sakytum, o Viešpatė, žinoma, eik į mano širdį, į mano gyvenimą, ar ten veik, ten išlaisvink, ten daryk su manim, ką nori. Bet vietoj to mes kartais dar vis kovojam, dar mūsų kūnas vis kovoja su Dievu, dar mūsų protas vis kovoja su Dievu kai kuriuose srityse. Vietoj to, kad suvokt, kad tas gyvenimas karalystėje, ta laisvė, kurią Jėzus pažadėjo, išlaisvina nuo bet kokios vergystės. Ir tai nėra skirta tik tai pasauliui, tik tai alkoholikams, narkomanams ar kokių kitokių matomų priklausomybių turintiems žmonėms. Tai yra skirta kiekvienam netikinčiam ir tikinčiam, kuris turi daug visokių nelaisvių savo gyvenime. Ir Viešpats pažadėjo išlaisvinti iš vergystės, visokios vergystės. Ir ne tik išlaisvinti, išvesti laisvę. Žinot, kartais, kada žmogus daug metų, kaip įsivaizdavimui, sėdi tamsiam Rūsy kalėjime ir jis yra išlaisvinamas, jam yra baisu išeiti į gryną orą netgi, nes jisai jau nebežino, kas tai yra. Jis tik tai beturi kažkokius įsivaizdavimus likusius iš praeities, kurie buvo gal ten prieš daug metų. Bet Jėzus jis ne tik išlaisvina, jis išveda. Jis palydi tave, išveda, sako, va čia yra laisvė. Į tą naują gyvenimą. Ir jeigu žiūrim į Dievo žodį, sako, jis gina prispaustųjų teisės, pamaitina alkstančius. Ir dažnai mes daug ko ieškom šitam gyvenime. Ieškom, kuo pasimaitinti. Ir žmonės eina. Ir aš ne tai, kad kritikuoju kažkokius, pavyzdžiui, renginius, koncertus, dar kažką, ne. Bet dažnai yra tas alkis ir žmogus nori pamaitinti ir savo dvasią, ir savo sielą, ir savo kūną, ir jis ieško įvairių dalykų. Bet kada tu esi sotus iš Dievo malonės, kada Dievas tave jau pamaitina tuo, kuo tu daugiau nebeelgsi, tai visi kiti dalykai jau tik atneša tokį, kaip pavyzdžiui, yra toks momentas, gal man aiškiau darosi šiek tiek, gal dar pasidarys dar aiškiau ateityje,
Pavyzdžiui, kada tu žiūri į savo jau net nebe vaikus, jau vaikai užaugę, bet savo anūkus ir tu matai jų kažkokius atradimus. Ir tie atradimai yra tokie vaikiški. Pavyzdžiui, ten Mozė mūsų išmoko va taip daryti per lūpas. Ir jisai kiekvieną dieną dabar groja. Ir jis stebi ir mes matom, ir kai matom, dar labiau jisai ir juokiasi, ir džiaugiasi. Ir tu kaip, jau galim sakyti, kaip senelis, žiūri į šitą situaciją ir tu tiesiog mėgaujasi. Mėgaujasi, tau nebereikia, nieko nereikia daryti, tau reikia tiesiog širdyje pasidžiaugti. Ir gal net ir ne tik širdyje, ir pasakyti, ir atreaguoti, ir panašiai. Tai vat, kai mes dvasinė prasme esam ir išlaisvinti, ir pamaitinti, ir atgaivinti, ir atstatyti, ir jau žinom šaltinį, kur visada, kada mano širdį yra tas poreikis, aš žinau, kad aš ateisiu ir Viešpats mane atgaivins, atstatys, pagirdys, nupraus ir panašiai, man ateina ramybė. Arba kaip čia mes skaitėm, jau tas šalomas ateina. Toks, galima sakyti, atilsis Dievuje, nes aš žinau, kad Viešpatyje aš viską galiu gauti, ko man trūksta. Bet jau aš tada pradedu pažinti, kad mano Dievas toks yra. Nes dažnai mes sakom, taip, aš žinau, Dievas myli, girdi, priima. Bet teorija nuo praktikos, net ne nuo praktikos, nuo išgyvenimo labai stipriai skiriasi. Ir daug dalykų mes dar vis suvokiam protu. Bet kada tu pradedi savo vidumi tai suprasti, gal taip labai jau taip nuskambės super, bet jau tada tu gali eiti kiaurai sienas. Kaip Jėzus atėjo pas savo mokinius ir sako, ramybė jums. Nebėra ribų, tada jau tu peržengi visas žmogiškas ribas. Ir viskas tai pasidaro visų pirma dvasinė prasme, kad tau griūna tos ribos, tu supranti, kad tu Dievui esi labai mylimas, brangus ir priimtinas. Ir nėra jokių ribų, kada tu ateini pas Viešpatį, jis tau nori duoti viską. Ir kuo daugiau mūsų ta širdis pažįsta Viešpatį, tuo jis daugiau atsiveria. Ir kartais mes turim tokį įdomų įsivaizdavimą, kad išlaisvinimas gaunamas, ir aš gal tokį turėjau, bet meldžiasi už tave, tarnauja ir tu gauni ten išlaisvinimą nuo to ir nuo ano. Bet kitas išlaisvinimo toksai labai nuostabus būdas yra, kada tavo širdis kuo daugiau atsiveria Dievui, jin tampa didesnė, atviresnė, talpesnė, tuo daugiau Dievas ten gali ir įpilti. Ir tada viskas, ko nereikia, išeina lauk. Tu patiri tą išlaisvinimą, tu užsipildai Dievu. Užsipildai Dievu. Ir pasikartosiu, kad Dievo valdymas apima visas mūsų gyvenimo sritis: šeimyninį, bendruomeninį gyvenimą, tarptautinius santykius, klestėjimą, poeziją, filosofiją, gamtos stebuklus. Viską. Ir Dievas tai leidžia mums pamatyti Jėzuje. Jėzuje yra ta pergalė. Ar tai yra įtikėtina, įtikima, ta prasme, kad žmogus, kurį nukryžiavo, nukankino, nužudė, staiga prisikėlė. Ir jisai sako labai aiškiai žinią: mirtis nugalėta. Ir mes, tarsi gyvendami kaip Dievo žmonės, mes gyvenam dabartinį ir būsimąjį gyvenimą. Dėl to tikintieji visada žiūri į dabartį ir žiūri į ateitį, gyvenimą su Viešpačiu. Ir džiaugiasi čia
ir žino, kad dar labiau džiaugsis ten. Čia kitą kartą apie tai pakalbėsiu. Ir jeigu Dievo karalystės supratimas tiek daug reiškia Izraeliui, tai mums kaip bažnyčiai šiandien jis turėtų dar daugiau reikšti. Mes turėtume suprasti, kad jeigu Izraelis tai žvelgia ir su džiaugsmu, ir tame buvo, ir tame dalyvavo, ir tą patyrė Dievo viešpatavimą ir veikimą, tai tuo labiau, kai Jėzus, tokį galima modernų žodį panaudoti, aktyvavo jau Dievo karalystės veikimą. Jis aktyvavo. Jis kai atėjo, pirmas Jėzaus pamokslas yra pas jūs atėjo Dievo karalystė. Ne kad ateis, bet jin jau atėjo. Ir jis tarsi kvietė labai aiškiai įženkite ją, pamatykite ją, dalyvaukite joje. Ir jis pradėjo iš karto rodyti, kaip Dievo karalystė veikia. Žmonės pradėjo išgyti, įtikėti, išsilaisvinti, išsigelbėti, pamaitina tūkstančių žmonių, tuo, ko neįmanoma pamaitinti. Surenka 12 pintinių trupinių, kas reiškia, atrodo, galėjo Jėzus tik pamaitinti. Kam tos 12 pintinių trupinių? Nu, tokių, ten nepavadinsi trupiniai greičiausiai, tai yra, nu, tokie likęs nesuvalgytas maistas arba atlikęs maistas, į laužai ir lieka gabaliukai, galiukai ir taip toliau. Greičiausiai čia aš tik tai tokią išvadą darau, nesau, kad neteisinga. Gal, kadangi buvo vėlus metas, Jėzus juos pamaitino, tai greičiausiai jie liko nakvoti. Ir jau pusryčiams turėjo maisto. Tai va, toks būtų momentas. Ir Jėzus Kristus irgi trokšta visose mūsų gyvenimo srityse viešpatauti, visose sferose. Ir su Jėzum mes galim patirti tą aukso amžių. Su Jėzum tik tai. Su nieko kitu. Ir kada jau Psalmė 137 pirmoji eilutė yra parašyta: prie Babilono upių sėdėjom ir verkėm atsimindami Sioną. Bet kada Izraelio tauta visą tai prarado, kad Dievas buvo davęs tą palaiminimo laiką Saliamono laikais. Ir engėjai, galim sakyti, prispaudėjai izraelitams liepė giedoti giesmes apie Sioną. Bet kaip tu gali giedoti džiaugsmingas giesmes, dainas svetimoje žemėje, būdamas priespaudoje? Ir tą psalmę, kaip nekeista, vienu metu taip išpopuliarino, kas įsiklausė į to žodžius, tokią grupę Bane, kur dainuoja apie Rivers of Babylon. Ir Dievas toliau sako Izraelio tautai: viešpats bus karalius, jis karaliaus. Ir prisiminkit, kaip Dievas išlaisvino savo tautą iš Egipto vergijos, taip jis ir toliau nori, kad jo tauta būtų laisva, ir toliau nori ją laisvinti. Ir mums šiandien, kaip tikintiesiems arba tiems, kurie dar nėra tikintis, bet kuriems mes skelbiam, Dievas irgi tą pačią žinią sako. Yra šansas išsilaisvinti iš Egipto, iš vergijos. Ir ateiti pažadėtą žemę, ten, kur viešpats viešpatauja. Ir Dievas duoda tokį pažadą, kad jis išpirks savo tautą.
Ir va tai išsipildo Jėzuje. Ir jeigu tais laikais tai buvo atviras toks palaiminimas tik Izraelio tautai, tai dabar tas palaiminimas atviras yra kiekvienam, kuris tiki. Tai yra, taip, reiktų sakyti, tai yra fantastika. Tai yra nesuvokiami dalykai, kurių mes gal iki galo nesuvokiam. Nes jeigu suvoktumėm, reiktų tik tai šlovinti ir džiaugtis ir dėkoti Dievui nuo ryto iki vakaro ir priimti tą Dievo malonę. Aš netgi dažnai galvoju, gal čia toks asmeninis apreiškimas, nežinau kaip pavadinti. Bet jeigu mes ištisai dėkotume Dievui už viską, mes viską irgi turėtume. Mums nieko nei prašyti, nei melstis nereikėtų. Jeigu už viską dėkotumėm, viskas, kas ateina, dėkotumėm Viešpačiui. Mes būtume irgi labai palaiminti žmonės, nes mes tiesiog pasiduotumėm tuo pačiu į Dievo rankas. Nes kartais prašymas yra kaip ir, nesinori naują mokymą kažkokį išrasti, bet kartais prašymas yra kaip ir nepasitikėjimas, kad Dievas pasirūpina. Kada tu jau pradedi dėkoti, yra kaip ir atvirkščiai pasitikėjimas, kad tu jau turi ir kad tu jau žinai, kad Dievas pasirūpina. Ir kad Dievas pažada, kad per Jėzaus tą atėjimą, per visą tą, ką Jėzus padarys, ta karalystė įsiverš dar stipriau. Ir mes tai matom, ir tai vyksta. Ir jos įsiveržimas priklauso nuo to, kiek atsiveria tos mūsų širdis, kiek mūsų tos dvasinės akis praveikia. Nes nelaisvas žmogus, sako, žmogus nelaisvas. Drąsiai galima būtų pasakyti, jis nepraregėjo ir dar nepamatė, ką Dievas jam pažadėjo. Nes Dievo žodis taip sako, akis neregėjo ir ausis negirdėjo, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli. Kas yra Dievo paruošta? Ir tu taip tokius trupinėlius tik tai renki ir sakai, čia biškį palaimino, ten nuvažiavau, pasimeldžiau, palaimino, ten dar kažkur. Bet Dievas tiek daug pažadėjo tiems, kurie jį myli. Tu gali tai priimti, tiesiog priimti ir Dievo malonės. Kada tu atsiversi, kada tu užgirsi. Ir dėl to Jėzus labai dažnai kartoja tą frazę, kas turi ausis, te klauso. Nes kaip ir tu turi ausis, kaip ir tu turi akis, bet tu nematai ir negirdi. Vis dar uždėlė, atrodo. Tai čia yra geroji naujiena, ką mes dabar kalbame. Čia yra gera žinia iš Dievo, ką Jisai mums pažadėjo. Manau, kad mes esame labai turtingi žmonės. Labai Dievo apdovanoti žmonės iš tikrųjų. Ir duok Dieve mums tą suprasti. Kažkaip paskutiniu metu mane tai pradėjo kabinti stipriai šitie dalykai. Pradėjo, toks būtų geras pasakymas, rauti stogą. Nes tu pradedi suprasti, kiek daug dalykų mes nematom, nors jie yra čia. Kiek daug duota, nors mes jų neturim dar, bet jie yra duoti mums. Bet mes nematom. Ir kuo daugiau mes praregim, tuo ateina toks džiaugsmas ir realiai, kaip aš vadinau, pasimėgavimas to Dievo buvimu ir Dievo dalykais. Tai te palaimina mus Viešpats. Amen. Te palaimina. Ačiū Dievui. Kągi, melsimės už poreikius, vieni už kitus, melsimės už mūsų kartais džiaugsmus, galbūt turim už ką Dievui padėkoti, galbūt kažko norim paprašyti. Tai ačiū Dievui.